Lekavičius podcast. Čia dalinamės įžvalgomis apie technologijas, verslą ir vadovavimą, bei nuolat ieškome atsakymų į klausimą, kaip tapti geresnę savo versiją. Štai ir dar vienas podcastas ir dar vienas fantastiškas svečias. Nekantrauju, galėdamas pristatyti jums Moniką Tarvydytę, kuri yra uždarosios akcinės bendrovės Iva Baltė vykdomoji direktorė, prieš 3 metus prisijungusi prie šeimos verslo transformacijos. Po tarptautinės ekonomikos ir finansų studijo Bocconi universitete Milane ji dirbo Jefferies investicinėme banke ir rizikos kapitalo fonde Calculus Capital Londone. Aktyviai šiuo metu Monika yra įsitraukusi ir į socialinės iniciatyvas, jungiančias Londono ir lietuvių profesionalus, domisi moterų įgalinimų verslo pasaulyje, tokias kaip lyderės asociacijoje, ir šį sezoną yra koordinatorė jaunų vadovų organizacijoje Future YPO. Su Monika kalbėjome apie krūvą į labai įdomių temų, kurios dažniausiai viešai nėra taip dažnai aptarinėjamos. Pavyzdžiui, perėjus į šeimos verslą iš super tarptautinės aplinkos grįžus į Lietuvą, kas buvo sunkiausia, kas buvo lengviausia, kokiais lyderystės principais vadovaujasi Monika ir kaip elgtis, kaip vadovauti, kaip įkvėpti, kaip sukurti autoritetą jaunam vadovui. Kaip suprasti, pavyzdžiui, tai, kad Lietuvoje šiuo metu nėra turtingos šeimos verslo kultūros ir šeimos verslai, tokie verslai, kurie yra perduodami iš kartos į kartą, Lietuvoje yra vis dar retenybė, jeigu kalbėtume apie didelius organizacijas, didelės verslus. Taip pat, žinoma, pakalbėsime ir apie tai kaip tas santykis Lietuvos, lietuvio ir tarptautiniškumo. Ko galbūt dar nežino Lietuvoje veikiantis verslininkai, ką mes galim pasimokyti iš pažengusių verslų kažkur užsienyje ir bendrai, kaip tą suprasti kultūrą tokioje greitai besikeičiančiame pasaulyje ir unikaliame verslo sektoriuje. Tai tikiuosi, kad ir jums šis interviu patiks taip pat, kaip patiko ir man turėti šį puikų pokalbį su Monika. Pirmin. Monika, aš bandžiau paskaičiuoti, kiek mes laiko pažįstame esam ir susiradau seną nuotrauką, kuri datuojama yra 2015. Ir nors ir nebuvo kažkaip atrodo daugybė tų mūsų susitikimų po to, bet vis kažkaip atrodo tą ryšių palaikom ir mane visą laiką labai žavėjo tavo istorija ir tavo toksai kelionės, patirtis labai įvairios, labai tokios ir geografiškai įvairios ir tematikos prasme įvairios. Tai startuoti būtent nuo to ir norėčiau, kaip Monika, baigusi mokyklą, pateko į tokią visą nuotykio odisėją ir galiausiai vis tiek atrado savo kelią, bent jau šią akimirką Lietuvoje. Jo, tai geri prisiminimai nuo tos pirmos dienos, kai mes susimatėm. Tai aš tada buvau KTU gimnazijos dar moksleivė. Ir jo, mes buvom exchange programai, kaip pameni, Turkijoje. Taip irgi visai netikėtai kažkaip pasauliu suvedė, kad susipažinti ir abu pasukom visai kitais keliais ir dabar esam tam pačiam podcast'e. Tai po KTU gimnazijos studijų aš nusprendžiau tęsti mokslus užsienyje. Man tuomet atrodė kaip teisingas sprendimas save tobulinti, lavinti būtent vienose iš tų prestižinių universitetų. Tai aš pradėjau bakalaurą tarptautinės ekonomikos ir finansų Bocconi universitete Milane. Ten praleidau 3 metus daugiau gilindamas į skaičių pasaulį, vadinkim, ir kaip veikia ekonomikos, kaip veikia verslai, kaip veikia visokios investicinės rinkos ir panašiai. Ir būdama universitete kažkaip visai buvo aktyvi visokiose veiklose, organizacijose, asociacijose ir panašiai. Tai ten teko visai susidurti su consulting, kaip konsultaciniam industrijos paslaptim, vadinkim. Tai teko būti ir tos organizacijos prezidentė ir supras, kaip veikia, kaip patariama verslams, kas yra svarbu ir panašiai. Tai tokia, manau, davė man labai stiprių kompetencijų, kurias panaudojau vėliau kitose industrijose. Taip pat teko būti ir Bocconi universiteto ambasadorė, tai lygtais pardavinėti kabutės universitetą moksleiviam ir irgi keliauti po pasaulį, po skirtingas šalis, kalbėti su moksleiviais, pasakoti savo istoriją ir tiesiog būti savim. Tai man atrodo, tas irgi man davė labai tokių gražių dalykų, kuriuos nešuosi per gyvenimą. Tiesiog, ką darai, daryk smagiai, enjoying ir nebijok dalintis su kitais ir žmonės paprastai labai pozityviai tai priema ir ta tikra istorija, reali istorija yra pati gražiausia, nesuvaidinta, nesufeikinta. Po Bocconi universiteto, po savo studijų, man pasiūlė darbą Londone, finansų industrijai. Daug galvojau, kaip čia ką daryti, kur čia eiti ir tuomet kažkokiam tokiam gyvenau burbule, kad investicinė bankininkystė, tai čia jau yra super vieta, čia jau hot, kaip sakoma.
Ir jo, patekau investicinę bankininkystę Jefferies banke, dirbau su healthcare sritim, tai su visa farmacijos kompanijom, nemažai su bioteko kompanijom ir mano tuomet atsakomybė buvo vertinti įmonės, kiek jos kainuoja ir ieškoti pirkėjų, kuris galėtų už brangiausią kainą nupirkti. Tai nemažai analitinio darbo, nemažai suvokimo, iš ko susideda įmonės vertė ir pamatytas galiūnės tikriausiai pasaulio, kurios ir daro didelį įtaką tiek ekonomikai, tiek sakykime, finansų pasauliui ir susipažinti su tų įmonių vadovais. C-leveliu vadinkim. Tai čia irgi tokia buvo labai graži patirtis ankstyvam amžiui, pasakyčiau, ir turėti ir visokius skrydžius ir į San Franciską, į Ciurichą ir taip toliau, ir praleisti laiką lėktuve, viešbutyje, restorane su generaliniais direktoriais vienų vedančiųjų healthcare kompanijų. Tai tikrai vertinu tą patirtį, bet supratau, kad būti tik pardavėja nėra gal mano toksai didžiulis noras ir norėjau pabūti pirkėja, tai buy side angliškai vadinamas, ir perėjau į rizikos kapitalo fondą, kaip VC, tik kiek vėlesnės stadijos, kuriuo investuodavom į įmonės, kurios generuoja bent 3 milijonus pajamų ir kurios jau turi rimtą produktą, yra bent 5-7 metai rinko ir taip toliau. Tai va čia irgi supratau, kaip nustatyti kainą įmonės ir kas yra svarbu, per ką įmonės yra vertinamos. Supratau labai svarbų dalyką, kad komanda yra key dalykas, esminis ar ne. Ir tikriausiai tai lydi mane ir dabartinį mano patirtį. Tai per COVID taip nutiko, kad sugrįžau į Lietuvą, galvojau, kad trumpam, čia buvusi savaitę, kitą, čia biškiai kažkas susistabilizuos pasaulį, bet taip nutiko, kad sienos susidarė ir kažkaip aš pergalvau, sugrįžau gal į tokį laiką, kai galėjau permąstyti to, ką aš darau, kodėl aš esu ten, kur esu, galbūt truputėlį pradėjau jaus, kad esu kažkokiam įsisukus kaip koksai peliukas tam narvelį ir tiesiog bėgu ir pametu, kokia prasmė ir visą kitą. Ir taip susidėliojo, kad mes pradėjom kalbėti su tėčiu daugiau apie mano patirtis, apie tai, kaip aš matau ateitį, kaip jis mato verslo ateitį ir pradėjom kalbėti daugiau, o kodėlgi ne kartu toliau tęs darbas. Ir tikrai buvo tas momentas, kai įmonei matyti reikėjo pokyčio tuo metu ir tiesiog tėtis pasiūlė, kad darom kartu ir einam to keliu. Tai va taip 2020 metais aš grįžau į Lietuvą ir pradėjau kelionę su tėčiu. Tai grįžau šeimos verslą į Vabaltį. Geras, man tai čia skamba kaip labai tokia iš tikrųjų įkvepianti istorija. Aš visą laiką girdėdamas ypač lietuvius ten ir grįžtančius ir tą įgautą įvairią labai patirtį po to panaudojančius, sakykime, ugdant tą tokią lietuvišką verslą. Ar atsimeni momentą arba akimirką arba galbūt tokį lemiamą sprendimą, kada jau galvoji, žinai, lieku čia ir imuosi to tėčio pasiūlymo. Koks buvo tas lemiamas tarsi sprendimas, nes man girdint iš šalies apie tavo istoriją atrodo, taigi wow, ar ne, čia viskas taip šainiai, čia kelionės, čia svarbus sprendimai, ar ne, ir panašiai, ir galbūt kažkam atrodytų, kad čia žingsnis atgal tarsi, ne, yra. Tai kas tave lėmė tokį galutinį tą tokį sprendimą? Jo, tai iš tikrųjų atsimenu, kai uždavai klausimą, iškart mintyse iškilo viena sena, kuri tikriausiai didžiausia tokį pokytį arba užtvirtinimą, kad noriu sugrįžti tą šeimos verslą. Tai kai, aš būdama Lietuvoje dar dirbau nuotoliu savo investiciniam fondui Londone, bet karts nuo karto prisijungdavau prie įmonės kažkokių tai sesijų vidinių, tokių strateginių daugiau aptarimų. Ir jo, vienam strateginiam aptarime susitikom, buvo visi kolegos pasijungę ir aš daug ir minčių išsakiau ir sakyti, ar kartais gal tokių pozicijų, kurios ne iki galo sutapo su mano tėčio matymu ir kažkaip po viso to pasiliko darbuotojai su manim, ne visi, bet tokie labiau vadovų lygmens ir kažkaip sako, Monika, ta prasme, šitą įmonį reikia tavęs. Tarsi pažiūrėk, kaip tavim tiki žmonės, kiek tu turi idėjų, vizionieriškumo ir žiūrėk, ta prasme, visi čia labai mato tavai kažką, kas tikrai gali šitą įmonį padėti būti geresnė, galbūt patrauklesnė darbuotojai, įdomesnė klientui ir geresnė, sakykime, ir panašiai. Tai ir tokia momentas, iš tikrųjų, gal sekundė, ne, iš tikrųjų, jinai man tokią didelį įtaką padarė ir po to aš daug galvojau, aš tikrai turėjau nuostabų gyvenimą Londone ir sakykime, buvau tarp įdomių įmonių, founderių ir taip toliau ir turėjau ir tą socialinį ratą, bet man pasirodė, kad manęs reikia ir aš
tokį stiprų pajaučiau jausmą prasmės kažkokios, net nežinau kaip tai sunku apibūdinti, bet tikriausiai artimiausia būtų prasmė, kažkokia vertės kūrimas ir tai yra su šeima susiję dalykai, su istorija, su tokiu tęstinumu. Ir man tada toks buvo kaip klikas, tai kad tėtis ten siūlė, kalbėjo, matyti yra dabar metas man sugrįžti. Ir nuo to prasidėjo daug visokių ir pokyčių mūsų įmonėje viduje, daug visokių ir procesų ir tą vadinkim transformaciją, apie kurią aš iki galo nežinau, kas manęs laukia, bet tuomet atrodė, kad aš galiu nešti pokytį ir mane tai labai inspirino. O kas, kalbant apie transformaciją, labai įdomu, kas pačioje, ypač pradžioje, tau buvo sunkiausia, nes kartais gali atrodyti ir mes dažnai kaip žmonės, ypač imdamėsi tokių masyvių pokyčių, kartais būna tas, uninformed optimism, kai atrodo, taip viskas labai smagu, atrodo bus kaip pas tave, galbūt tai buvo kaip tik informuotas optimizmas ir kaip tik nebuvo jokių kliūčių, o gal susidūrei su kažkokiamis kliūtimis, kur galvoji, čia tai buvo jau rimtas raštėlis. Tai manau, kad pokyčio nešime ir to transformacijos kelionė visą laiką yra labai daug iššūkių, labai gražiai skamba, bet iš tikrųjų didelis ir sunkus darbas yra nueiti tą kelią ir keisti tikriausiai svarbiausia kultūrą. Tai čia pati sunkiausia dalis, ten pakeisti vieną sistemą, kita yra iššūkis, bet jis, sakykime, suvaldomas, yra mokymai, yra techniniai dalykai, bet kaip pakeisti žmonių elgseną, tikriausiai yra pats sunkiausias dalykas. Ir pamenu, viena bičiulė gražiai man irgi tai pasakė, aš tokiam buvau sunkiam kely, kaip čia aš noriu, kad kultūriškai būtų darbuotojai visi įstraukę, ateitų sudėjom, čia siūlytų ir ne taip, kad kažkaip lauktų, kad ką pasakysi, tą padarys. Sako Monika, kultūrą pakeisti tikriausiai yra pats sunkiausias dalykas. Valstybėm tai užtrunka kartas. Realiai tai ne metų projektas, sako, tai realiai turi viena karta išmirti kabutėse, kad ateitų kita, kuri ateitų kitos kultūros. Ir man toks buvo suvokimas, tai aš tikrai užsirėpiau didelį projektą, kuris šiandien nebus nei mėnesio, nei metų. Matyti, tai bus ir kažkiek pokytis žmonėse, matyti ir turės to jaunimo ateiti daugiau ir įsitraukti ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, gal buvo vienas iš tokių esminių dalykų, kad nesupratau, kaip sunku yra pakeisti žmogaus elgseną ir kultūrą. Iš kitos pusės irgi galbūt tuo momentu nesuvokiau, kiek daug turi kalbėti, komunikuoti, ką tu darai, priminti, kur mes einam, tą viziją vadinkim, o kodėl mes taip darom ir onboardinti žmonės, kad jie patikėtų. Čia tikriausiai yra esminis darbas, nes pirmas dalykas tai yra pasipriešinimas. Jeigu kažką darai kito, tai pirmiausiai žmonės ne. Pirmas atsakymas yra ne, o ne taip, tai suras tos vidinius, vadinkim, ambasadorius, per kuriuos galimai gali vieną ar kitą iniciatyvą taip prapušint, vadinkim, ir panašiai. Tai, manau, čia buvo toks sunkiausias dalykas, nes aš, nežinau iki galo komandos ir man reikėjo pakankamai greitai, žinoma, kartu su tėčiu, pakankamai greitai priimti kažkokius sprendimus, identifikuoti žmonės, kurie čia gali patikėti ir panašiai. Tai čia buvo tikriausiai toks rimtas iššūkis, bet, sakyčiau, tikrai pavyko rasti tos žmonės, su kuriais mes esam per tų 3 metų kelionę ir tie žmonės pas mus įmonėje dirba ten 20 metų ir daugiau ir jie vis dėlto patikėjo, tai čia smagu ir gražu. Čia toks geras yra taktinis nuėjimas, bet paminėjai apie pokyčius ir iš ties aš pilnai pritariu, kad pokyčiuose sunkiausia dalis yra tas žmogiškasis elementas, kad tikrai galim turėti fantastišką ten projekto planą, pokyčio planą, komunikacijos planą, bet kai susiduriam su realybė, tikrai kažkur kažkas užstringa ir dažniausiai ne dėl to, kad ten praleidom eilutę teksto, o dėl to, kad žmonės netiki, kiti net priešinasi ir labai netgi stipriai priešinasi. Paminėjai vieną iš būdų, kaip tą pokytį geriau suvaldyti, tai yra tokie ambasadoriai. Aš kartais naudoju tokį champions terminą, ypač su klientais dirbant, kad jeigu kliento didesnė komanda, tai reikia identifikuoti tokius mūsų čempionus, kurie tarsi neša tą vėliavą ir padeda tą žinutę perduoti. Galėtum gal pasidalinti patarimais, kaip atrasti ir kaip dirbti su tokiais ambasadoriais. Nes aš jaučiu, kad čia ir klausantiem vadovam, ypatingai kas dirba su tais pokyčiais, galbūt nebūtinai tokio masto, kaip taviškis šis, bet vis tiek, ambasadoriai, kaip juos rasti, ne? Tai tikriausiai nėra vieno recepto, aš galiu pasidalinti tiesiog, kokiu keliu aš jau, nebūtinai jis yra teisingas, tikriausiai yra tų kelių ir greitesnių, ir fainesnių gal. Tai mano kelias buvo toks, kad aš norėjau pažinti žmonės ir suprasti. Tai mano pirmas darbas tikriausiai buvo, kai prisijungiau prie komandos, tiesiog turėti pokalbį su beveik kiekvienu darbuotoju. Tokį aš pasiruošiau klausimyną, pasižymėjau man aktualius klausimus apie įmonę tuo momentu ir tikrai uždaviau 2 gal kritinius klausimus, tai vienas buvo,
kas tau neduoda naktį užmigti, kas tave neramina. Ir kitas klausimas buvo, jeigu būtų mano vietoj, koks būtų pirmas dalykas, kurį norėtum pakeisti. 2 klausimai apart visų kitų tokių techninių, labiau gal su pačia įmonė susijusių. Ir iš tikrųjų, manau, kad iš tų klausimų nebuvo sunku identifikuoti, kurie žmonės yra tie, kurie kažkaip mato panašiai, kaip tu matai. Realiai tu net nepasakai savo idėjas, tu tiesiog pirmiausia išgirsti iš jų ir jeigu jie tiesiog su tokiu, užsidegimu sako, žiūrėk, čia mums reiktų to ir to, čia žiūrėk, tik to ir to trūksta ir čia viskas, tada pradedi identifikuoti, kad šitie žmonės turi kažkokią energiją, kažkokią jėgą, ir jie gali kitus įtikinti, vadinkim, ar kitus užburti, ar patikėti jais. Tai manau, čia buvo vienas iš tų dalykų. Kitas dalykas, ką mes stengiamės daryti, tai jau pradėjo vykti kažkoks pokytis, ten idėjos, jau ten daug su darbuotojais labai daug kalbėdavau, labai daug vaikščiodavau. Tasme, mano diena, nežinau, nuo ryto iki ten vakaro kokių 5-6 būdavo paprastai tik kalbėjimas. Aš viską darydavau po 6 valandos, kur ten reikėdavo Excel'e dar kažką kitą, nes tiesiog buvo toks etapas. Tai jis buvo imlus laikui, bet iš kitos pusės pažįsti žmonės ir mes buvom ir tokius darėm penktadienius picų, ten su Coca-Cola ir visa kita, kur tiesiog virtualiai, neformaliai susėsdavom ir, tai ką jūs galvojat, Hebra, ką čia reikėtų geriau padaryti, kad ten būtų tas geriau, kad klientai būtų laimingesni, kad mums čia geriau būtų dirbti. Tiesiog daug klausėm, darėm visokias ir Q&A sesijas online, kur pasijungdavo darbuotojai, uždavinėdavo klausimus man, kad jie jaustųsi saugiai, kas aš tokia esu, nes čia atėjo kažkokia mergaitė, ten tėčio dukra, kad nebūtų tiesiog kažkoks primestinis dalykas, kad pradėtų vertinti kaip to pokyčio nešė ir kad, eitų kelyje kartu. Tai, šitie gal buvo tokie pagrindiniai dalykai užkurti, suburti žmonės, pradėjom daug daryti visokių vidinių renginių, susibūrimų, ten torto valgymas, gimtadienio šventimas, kažkokia ten blynų diena, pirago, tiesiog, kad mes pabūtumėm kartu, nes aš supratau, kad per tuos pabuvimus gimsta idėjos. Realiai tada jau matai, kas ten ką gali kažkaip biškai papušinti, kažkas patem, tada pradėjai jaus, kurio žmonės gerbė komandai. Nebūtinai jie turi būti vadovai, bet jie gali būti tokie labai rimti influenceriai. Tai man pasirodė, kad per tokias iniciatyvas tu gali gerai identifikuoti. Ir tada gali suburti žmonės. Ir manau, kad kai žmonės yra kartu ir kai mato, kad jūs einam viena kryptim, tai tada padeda. Tai, tokie gal buvo receptai. Bet jie, aišku, laiko imlus ir labai to reikėjo psichologinio tokio pasirašymo, daug pokalbio, nes turėjau kalbėti, reikėtų gal sakyti, ne tik su pozityviai žmonėm, kurie palaiko, bet tikriausiai procentaliai kur kas daugiau su tais, kurie sako, ne, čia nesąmonė, kas čia per, ta prasme, mes tiek dirbom ir čia viskas buvo gerai, ką jūs čia dabar susigalvojat už tas serijos, Tai va taip. Jo, čia tas natūralus žmogiškas pasipriešinimas, kita vertus aš ką girdžiu ir irgi ką norėčiau akcentuoti, kad net ir tie dalykai, kurie gali skambėti labai elementariai, pavalgymas kažkokios picos ar ten pyragų diena, iš tiesų jie labai duoda daug tokio geros erdvės bendravimui, dėl to, kad, aš kartais irgi sakau, žmonės ten valgydami pizzą, ten gal pirmą gabaliuką valgydami kalbą, kam patinka grybai, kam nepatinka, bet su antru gabaliuku jau klausia, o tai kaip tau tas projektas, kur girdėjau nesiseka tau, arba girdėjau ten kokį piktą klientą turėjai šiandien ryte, žinai, kaip tau pavyko, arba žiūrėk, aš pagalvojau, kad mes galėtume ten kažką patobulinti. Ir aš daugybę kartų esu matęs, kada tokie atrodo, kabutėse nekalti susibūrimai, jie vis tiek nueina darbiniam temom. Ir aišku, jeigu pakalbėsi ten kažkas maratoną nubėgo, tai irgi super. Irgi lipdosi ta bendruomenė. Bet kalbėdama, užsiminė apie tai, kad nemažai tų žmonių buvo, kurių požiūris į pokyčius buvo tai, kad nereikėtų nieko keisti, ne? Ir viskas yra okei. Ir netgi susidūrė su tokiu negatyvumu. Kaip tau pavyksta išlaikyti tokį pozityvų požiūrį, energingą požiūrį, net susidūrus su tokiu, žinai, pasipriešinimu, tokia kietakakčiai, sakykime, darbuotojai? Kaip pasakyti, nėra lengva. Tikriausiai čia labai svarbu, kas vyks, tikriausiai koks tu esi žmogus, ką tu turi per darbą. Nes darbe daug tada atsiranda visokių ir tų problemų, ir to pasipriešinimo, ir visi sako, žiūrėk, čia blogai darai, čia taip, ir kartais ir ieško šios vidinės naudos, ne, žmonės ir bando manipuliuoti, ypač kaip naujų žmogum, kaip ten jaunesnių, kaip pavyzdys kažką. Tai man tikriausiai labiausiai padėjo ir vis dar padeda mano tas social network, mano asmeninis burbulas, mano draugai, su kuriais gali kalbėti apie dalykus ir kažkokias problemas ir daugiau galbūt tiesiog taip bendrai, ne apie kiekvieną žmogų, bet apie tos keisus. Ir kai tave
labai labai stipriai palaiko tau artimi žmonės, kurie tau rūpi, tai tada tu toks jautiesi nenugalimas iš principo. Ir tada tu ateini ir su to geresnė emocija. Ir net jeigu labai ir sunku atrodo ir labai daug įtampos, tu tiesiog kažkaip sugebi tai suvaldyti. Tai čia vienas dalykas, tas socialinis tinklas, kuris yra už darbo. Tai kitas dalykas, man svarbu buvo ir tas toksai visą laiką kartojimas, o kur mes einam, ką mes darom, kodėl tai darom. Savo aš daugiau kartodavau, kad tiesiog prisiminčiau, kodėl čia šitam kelyje esam, nes jis atrodo toks sunkus ir tarsi, o Dieve, tai čia gal nereikėjo net pradėti, o tai kodėl mes darom. Kas buvo netinkamo, kodėl mes norėjom daryti. Tai tas priminimas savo, aš net ir būdavau kabinete ant stiklo užsirašius tiesiog, kad aš nepamirščiau, ką mes darom, nes kartais labai daug sunkių momentų buvo ir aš kiekvieną sunkumą priėmiau kaip pamoką. Aš vis laik savo mėgstu kartuot, kad jeigu yra labai kažkas sunku, mane gyvenimas kažkam ruošia, man šitas išbandymas atėjo, kad aš sustiprėčiau, kad ten užaugčiau, būčiau geresnė, tai aš labai, sakyčiau, turiu gerą savybę vidinę, nežinau, iš kur neatsirado, kad į tokius neigiamus dalykus žiūrėti per pozityvą, kad tai yra pamoka. Jeigu yra kažkas taip sunku, kodėl čia taip atsitiko, kodėl čia dabar padėjo pareiškimą ir tas blemba, čia dabar jau atrodo viskas kaip ir griūna, bet iš kitos pusės, tikriausiai čia tau yra išbandymas, kad tu surastum kažkokį greitą sprendimą, nes tikrai yra visą laiką sprendimas, tik tais galbūt dabar atrodo, kad nėra, tada tai pradedi galvoti ir tokio įsijungia creativity, kuris, man atrodo, padeda padaryti dalykus, kurių galbūt nepadarytum, jeigu būtum komforto zonai. Tai biški išmetimas iš komforto zonos yra tos naujos inovacijos ar kažkokio kito, nežinau, kažkokios dar nepadaryta kelias. Tai aš taip visą laiką imdavau ir tas, man atrodo, man padėjo. Bet aišku, miegas atsiranda, sportas, tokie dalykai, kad labai labai svarbu, kad tu savęs nepamestum. Nes kai tu įvažiuoji ir ten tikrai darbo valandos ne apie 8 valandas per dieną, tikriausiai ten kur kas daugiau ir visi savaitgaliai ir sakyti, tai labai svarbu, kad tu psichologiškai jaustumės stiprus, nes kitu atveju labai greitai tave gali išbalansuoti, jeigu tu išsibalansuoji kaip vadovas, tada ir komanda išsibalansuoja ir tada tas fokusas pradingsta. Tai, gan kompleksiška, sakyčiau, nėra vieno recepto. Bet ką aš girdžiu, man iš tikrųjų yra įdomu, aš labai gerai suprantu, kad mes kiekvienas randam savo tą tokį receptą, kas man labai patinka iš to, ką tu kalbi, yra būtent tas savęs galbūt kaip žmogaus arba tokios kaip savęs ašies nestatymas taip, ant karjeros arba ant verslo. Ir kartais aš pastebiu ypatingai su tokiais irgi ambicingais vadovais žmonėm, kurie ypač turi didžiulius tikslus ir kartais nepavyksta ten, sakykime, jų taip greit pasiekti ar panašiai, ir jie tarsi save plakti pradeda ir tada jaučiasi kažkokie prastesni žmonės. Bet dažniausiai jau būtent, kaip ir tu sakai, nėra tos support system aplink ir sakydamas netgi support system, žinoma, turiu ten skirtingų daugybę elementų, ten ir sveikatingumą, ir žmonės, ir šeimą, palaikymą, žodžiu, ir panašiai. Bene vienas iš tokių įdomiausių dalykų, kalbant apie tavo istoriją ir tokį atėjimą į šeimos verslą, yra man tokia balanso paieška. Ir balanso tarp inovacijų, jaunatviškos energijos, naujovių, pokyčių, bet kartu išlaikant tą tokią ilgametę patirtį, veikiančius metodus, kartais gal ten tą tokį konservatyvesnį kažkaip požiūrį. Taip. Kaip tau pavyksta naviguoti visus tokius, atrodo, skirtingus pasaulius? Tai manau, šitam kelyje ir šitam uždavinį yra labai gerai, kad esu aš ir mano tėtis. Yra ir dabar labai smagu, kad sesuo mano prisijungė, Gabija, kuri jau prieš kelis mėnesius startavo kaip inovacijų vadovė. Tai tas ir galbūt čia ir susilietas patirtis, geras rizikos valdymo supratimas rinkos iš mano tėčio pusės. Ir mano, ir tiek dabar mano sesers tokios kitoks požiūris, truputį inovatyvumas ir visa kita. Tai mes turim labai daug diskusijų. Vieni matom galbūt vienaip, kiti kitaip, bet mes paprastai jau prieinam prie to, kad darom tik tada, kai susitariam. Tai reiškia, mes jau tiek išbrainstorminam viduje, kad ta idėja, jinai gali būti crazy, bet nebus ant tiek crazy, kad jinai gali sužlugdyti visą verslą. Tai tikriausiai irgi mes pasveriam, kad tos idėjos, kurios tokios inovatyvios ar dar kažkas, jos turi būti pasvertos. Jos negali visiškai išbalansuoti verslą, nežinau, jos gali kokią 10% daryti verslo įtaką iš pat pradžių ir po to, jeigu žiūri, kad jinai veikia, tada kažkaip gali ją scalinti ir panašiai. Tai neimti ir neradikaliai viską iš karto keisti, bet tarkim mes ir pokytį pačio įmoniai darėm skirtingais etapais skirtingų departamentų, nes irgi negali daryti visko viename, ar ne? Pradėjom ten nuo servizo, dabar keliaujam į pardavimų departamentą, kur jau
pastarėjai metai, kaip mes darėm didelio pokytį, tai pirmiausia turi vienur padaryti, sustabilizuoti, viskas veikia, tada eiti prie kito, nes tiesiog gali kitaip išdraskyti viską. Tai manau, tas receptas yra tas, kad mes daug kalbam, brainstorminam, turim skirtingas nuomonės, tai reiškia, kai priemam sprendimą, tai jau esam pakankamai iškunkuliavę tas mintis ir ką darom, taip etapais, nors, sakykime, galim daryti ant kokią, nežinau, vieną crazy campaign, bet nepakeiti iš karto visos strategijos marketingo ir toliau palieki tas galbūt senesnės ar, sakykime, labiau stabilesnės visokias ties. Ar taip pat ten kažkokią iniciatyvą darbę padarai, tai nežinau, kai buvo Q&A sesija online, kad ten hot kėdę pasadinį ten vadovą, jam uždavinėja klausimus, žmonės anonimiškai gali parašyti, ten vadovas atsako, toks kaip mini interviu. Irgi tokia iniciatyva, kuri, padarai vieną, pasisekė, galvoja apie kitą, bet jinai iš principo, neišdrasko viso verslo, nes vis tiek toliau vyksta visi dalykai, kaip paprastai veikia, bet on the top didi ir kažką ir eksperimentuoja realiai. Ir jeigu nepavyksta, matai kažkokią, hypas nebuvo, tai tiesiog eksperimentavai, blogiau iš principo nelabai atsitiko, nubrauki, varai prie kito dalyko. Tai galbūt irgi greitas pasakymas, kas čia neveikia ir gal reikia kažką keisti. Tai irgi padeda verslam, manau. Tokie, kurie ieško to ir inovatyvumo, bet to pačiu ir tokio stabilumo. Ir yra rinkose, kurios jau gal kažkokį turi savo standartą, tokį nusistovėjimą, tokią ramybę, sakykime, ir mažiau ten yra tų crazy minčių. Tai va. Aš galvodamas irgi apie skirtingus tokius ir verslo modelius, tikriausiai galėtume turėti labai kraštutinumus, tokius ten visiškai, sakykime, verslą tokį staklių principų, kur, žinai, kaip veikia, taip veikia ir viskas. Taip. Kita vertus galėtume turėti ten kokį super crazy, ten, žinai, Web3 startupą, kuris ten kiekvieną dieną kažkokius eksperimentus ranina, bet tikriausiai toks ilgalaikis verslas, toks sustainable verslas, jis yra labiau apie būtent tą dalyką, kaip ir tu sakai, turėti kažkokią tai 10% proveržį, kuris galbūt ateityje bus 80%, bet šiai dienai tai yra tiesiog eksperimentas. Ir būtent apie tą ilgalaikiškumą verslo, apie tą šeimos verslą, taip pat man yra labai įdomu. Ir apie tai, kaip tėvo užaugytas verslas, užaugintas verslas, ilgametis, stabilus ar ne, patikimas verslas, eina šiek tiek tokį iššūkį metą pats savo, ar ne, priema dukrą jaunosios kartos ir tikrai negalim ignoruoti to jaunumo amžiaus fakto, man pačiam jis kartais koja pakiša kaip konsultantui, nes nesu ten 50 metais žilas, ar ne, ir kad ten galvotų, kad čia labai jau super patirties turintis. Tai kaip tau, kaip jaunai vadoviai atėjus į šeimos verslą, kuo jisai pasižymi, kokie galbūt yra skirtumai žmonėm, kurie gal niekada nėra susidūrę su tokiu šeimos verslu, kur tarsi vyksta tokia tranzicija iš kartos į kartą, tęstinumas toks iš kartos į kartą. Tai tikriausiai svarbu pabrėžti, kad šeimos versle yra dvi linijos. Viena yra ta verslo linija, kuri vyksta kiekvienam versle, ten turi atliepti rinkos standartus, ten rinkos dalis ar panašiai, ar ne, tokie biznio normalūs procesai. Kita dalis, kuris, sakyčiau, gal, ne kad svarbesnė, bet lygiai vertė tinka verslui, tai yra santykis šeimos. Šeimos tas susitarimas, šeimos matymas dalykų panašiai ar kiek įmanoma vienodžiau susikalbėjimas ir visa kita. Ir čia toks, jau sakyčiau, net labiau psichologinis dalykas. Ir jisai tikrai turi labai labai didelį svorį ir reikia jiems skirti dėmesio. Tai čia tikriausiai didžioji dalis žmonių, kurie nesusidūrė su šeimos verslu, to gali nesuprasti, nes tiesiog verslas kaip verslas, bet tam versle yra tas šeimos ir verslo santykis. Ir dažnai ten šeimos, sakykime, yra linkusios kažkokių net verslo sprendimų nedaryti, vien dėl to, kad nepadarytų kažkokio kivirčo šeimoje. Nes visgi vėl pamatas yra, kad ten tėtis, mama, vaikai, seneliai jaustųsi komfortiškai ir manau, kad šeima iš principo yra aukščiau verslo, aukščiau pinigus. Tai čia atsiranda toks ekstra elementas, kuriam reikia skirti dėmesio, kur reikia kalbėtis. Tai mes irgi ieškom sprendimų, kaip tai daryti ir nusprendėm kurti šeimos konstituciją. Tai tokį kaip ir dokumentą, pavadinkime, daugiau jisai gimsta iš diskusijos, iš brainstorminimo, tai kokios mūsų vertybės kaip šeimos, o kokia mūsų vizija kaip šeimos. Tai realiai kaip verslas turi tokius dalykus, tai taip pat turi ir šeimos, ar ne? Tai lygtais paraleliai eina du skirtingi dalykai, jie aišku susipina, bet tai nėra identiška. Šeimos vertybės, jos dažnai atsispindi versle, bet yra ir kiti dalykai šeimoje, kurie nebūtų labai aktualūs versle, ar ne. Ten ta pati šeimos vizija, jinai ne susijusi su industrija, jinai susijusi su aukštesnėm materijom. Tai čia, man atrodo, yra tai, ką reikėtų atkreipdėmėsi, vertinant verslus,
bet tas ir atneša grožį, nes tai iš principo yra nenugalima jėga. Jeigu šeima sutarė, jinai randa kažkokį kelią, kaip tai padaryti, tai, žinot, kai įmonės turi akcininkus, skirtingų šeimų atstovus, ten iš viso, jeigu listinguota akcijų birža, tai iš viso tiesiog akcininkai yra paprastai linkę matyti gerą eilutę, kiek jie gaus dividendų, tai čia jau yra kiti dalykai, čia jau šeima dažnu atveju net yra linkusi paaukoti uždarbį vien dėl to, dėl tęstinumo, dėl stabilumo verslo, dėl kažkokios tai didesnės misijos, kur yra, iš principo didesnė negu pinigai uždirbami. Tai va čia yra didžiulis stiprumas ir jėga verslo, bet reikia suderinti abu dalykus. Būti ir versliam, ir gerai rinkoje daryti dalykus, bet iš kitos pusės turėti tą tokį sutarimą ir jo bendrą matymą šeimoje. Čia tikriausiai ateina tas dalykas irgi su apribotais pabėgimo takais, kad tarsi jeigu esi akcininkas bet kurioj duotoj kompanijoje, tu gali pakankamai greitai likviduotas akcijas, jeigu ten akcijų biržai parduodama, tai šis super greitai. Bet čia kartu aš manau, kad tai yra toks įgalinantis apribojimas, nes viena vertus mes galim tai žiūrėti, kad tai tarsi rėmas kažkoks, bet kartu tas rėmas mums padeda ieškoti galų galėtų atsakymų ir kaip tu sakai, tą susitarimą ir rastą susitarimą, o ne tai, kad padiskutavom, nepavyko čia kelis kartus ir maždaug velniop viskas ir viskas jo. Tai čia tikriausiai su tuo atsiskleidžia labai ir tas ilgamžiškumas, apie kurį mes ir prieš pokalbį kalbėjom, kad ir tu paminėjai, kad ne vien dividendų kažkoks išėmimas tampa vertybė, bet tai yra kartu toks statymas į ilguoju laikotarpiu. Ir tiesą pasakius, mane labai netgi nustebino, tai kaip mes kalbėjom, kad iš tiesų net ir Lietuvoje yra šimtai verslų, kurie vienaip ar kitaip veikia tokiu formatu, skirtingais, ar ne, kaip minėjom, ten vyras ir žmona gali būti šeimos verslas, iš kartos į kartą perduodamas taip pat, bet ne tiek jau daug yra didelių verslų, didelių, sakykime, įmonių, korporacijų. Ir man labai yra įdomu, iš kur jūs semiatės žinių, semiatės patirties, valdydami tokį procesą, nes iš ties tai nėra lengva ir tai nėra taip dažnai sutinkama, kalbu ypač Lietuvoje. Jo, labai geras klausimas ir man pačiai kartais kilo, iš kur gautas informacijos, tai tikriausiai pirminis šaltinis, kur aš asmeniškai susipažinau, tai buvo dar studijuojant Bocconi universitete, Italijoje, nes Italijoje yra labai gerai išvystyta šeimos verslų kultūra, yra labai daug verslų, kur ten yra 5-6 kartų ir daugiau, ar ne, tai jau perleisti verslai iš kartos į kartą. Ir aš pati net savo bakalauro darbą rašiau apie šeimos verslo perėjimą iš pirmos kartos į antrą būtent dukrai. Tai ten tikriausiai buvo pirmas susipažinimas, skaičiau nemažai literatūros, kad būtent ten persipina visi dalykai ir taip toliau. Tai čia gal buvo pirmas suvokimas, bet jis toks vis tiek buvo labiau teorinis, nes tada dar aš dirbau kitus darbus, ten mokykla, universitetai ir ne, tėtis tuo metu vedė verslą į priekį. Kai grįžau į Lietuvą, tai pradėjo viskas atrodyti, oho, tai dabar čia viskas realu, tai kaip čia dabar, kaip čia šitus dalykus daryti. Tai taip turiu pripažinti, kad, pavyzdžiui, lietuviškos literatūros yra labai minimaliai. Jo, didžiausiai tikriausiai išvystę, kaip sakau, italai, vokiečiai turi nemažai tokių įmonių, yra tų ir Skandinavijų verslų, tokių ilgamžiškesnių, taip yra ten, žinoma, ir Amerikoje, ir kitose šalyse, tai tiesiog pradėjau daug domėtis, ieškoti bendruomenių arba šeimų, kurios suprantu, kad susijusios, tai atvirai klausti ir kalbėti. Ir mums net pavyko Lietuvoje susiburti, taip neformaliai, gal neoficialiai, su keleto šeimų verslų atstovais, vaikais, kurie irgi studijavo užsienį ir grįžo į Lietuvą. Kažkiek panaši istorija kaip ir mano. Ir mes tiesiog nutarėm susitikti ten kas kelis mėnesius vakarieniai ir labai kažkaip greitai tapom atviri vieni kitiem. Verslai tiesiog nekonkuruoja, tai buvo lengva dalintis. Ir kai kas jau perėjo dalykus, kuriuos aš dabar einu, ar ten kažkurio etapu ėjau. Ir buvo labai lengva paklausti, kaip jūs darėte, tai ką, kaip. Ir iš to gimė labai daug tokių ir gerų idėjų ir to dar ekstra palaikymo. Kaip sakau, tas social network, ar ne, tai nėra vien tik tais draugai, bet galbūt tu susikuri bendruomenės, kuriuose gali palaikyti vieni kitus. Tai čia, sakyčiau, tas antras dalykas, kad kalbėti su kitais verslais ir ypač su lietuvių verslais, nes mes turim labai panašų backgroundą. Mūsų visų tėvai ten apie 90 metus pradėjo kurtos verslus, tai tos tokios nepriklausomybės vaikai, vadinkim, tie verslai yra sukurti grubiai prieš 30 metų ir mes esam ta pirmoji karta, kurie ateinam, ar ne? Ir mūsų Lietuvos verslo specifika yra savita, nes verslininkai, kurie gebėjo sukurti 90 metais verslą, paprastai buvo tokie, kurie buvo pakankamai uždari,
kurie per daug nebendravo, per daug nesidalino informaciją, kurie tiesiog sugebėjo labai saugiai tą verslą išnaviguoti tais laukiniais dar laikais, vadinkim, ar ne? O verslo perleidime yra kritiškai svarbu komunikavimas, kritiškai svarbu atvirumas. Ir dėja, bet 90-ųjų karta, to nelabai turi. Ir va čia yra galbūt toksai, kaip pasakyti, ekstra dalykas negu verslo Italijoje ar ten, sakykime, kitose tokiose labiau išsivyščiusiose šalyse ar senesnės kultūros, vadinkim, gal išsivyščius netinkamo žodis, nes ten tiesiog žmonės yra matę, kaip tai perleidžia, gali pasikalbėti, jau yra ten 6 karta, jau perėjo per sunkias pamokas ir žinom, kad perleidimas iš 1 kartos į 2 yra pats sunkiausias, nes savininkas, įkūrėjas verslo turi perleisti kaip savo kūdikį. Ir net sako, kad paprastai vyrai, kurie sukuria verslą, jie kaip pagimdo vaiką, net pregnant tampa, nors iš principo ar ne fiziologiškai negali tapti pregnant vyrai, bet per verslą jie užaugina vaiką. Ir jiems yra kur kas sunkiau tą vaiką paleisti, nes mamai, jau kaip pasakyti, fiziologiškai mamos turi tą instinktą, kad jos moka paleisti, tuo tarpu vyrai, fiziologiškai to nesuformavę yra. Tai jie prisiriša taip stipriai, kad jie visiškai nenori atleisti. Ir va čia tikriausiai yra didžiulis iššūkis dabar Lietuvai ir Lietuvos verslam, kad sugebėtų ta pirmoji karta, kaip sakau, 90-ųjų karta, paleisti verslus, korektiškai perleidžiant vaikam ir su tuo atvirumu, ir pristatymu, ir kalbėjimu, kodėl aš taip dariau, ką čia reikėtų daryti ir visa kita. Nes daugelis yra linkę tokie būti uždaresni ir nesidalinti gal tą informaciją, kaip sakau, vien dėl to, kad tai verslas buvo kuriamas. Ir puikiai suprantu tas istorinės priežastis ir panašiai. Bet va čia va yra ekstra dalykas. Tai tai grįžtant prie klausimo, tai universitetas man padėjo, kur turėjau profesorius, su kuriais galėjau pasitarti ir net grįžus į Lietuvą turėjau pokalbius ir klausiau, tai ką pasidalinkite informaciją. Turėjau bičiulių, kurie turėjo, kaip pavyzdys, ir Harvard universitete Family Business kursą ir ten man pasidalino savo skaidrėm ir įžvalgom, ką mokė skirtingi dėstytojai. Taip pat pavyko susipažinti su šeimom iš kitų šalių, iš Lietuvos, kurios jau perėjo per tą procesą ir galėjo pasirinkti gerom įžvalgom. Net yra ir mūsų tiekėjų, mūsų partnerių, kurie irgi yra jau kelių kartų verslai ir va, čia yra gera atspirtis. Ir dabar pati irgi turiu planą mokytis kaip magistrą tokį kursą vienam užsienio universitete apie šeimos verslo valdymą, perleidimą iš kartos į kartą. Tai netgi yra katedrų, kurios dirba prie to. Ir čia aktualu ne tik verslam, bet labai aktualu žemės ūkio industrijai, kai dabar pereinėja iš 1 į 2 kartą. Ir irgi yra nemažai sunkumų ir kažkokių nesutarimų tarp kartų. Tai toks tikriausiai kelias. Labai įdomi man įžvalga buvo apie tą perėjimą iš 1 į 2 kartą per komunikacijos prizmę. Tai yra, kad iš esmės tikrai tas tylumas kartais, uždarumas, nesidalinimas atviras ir buvo vienas galbūt iš tų tokių kertinių faktorių, kad aš kažką žinau, ko tu nežinai, dėl to aš laimiu tarsi tą konkurencinę kovą prieš tave, ar ten galiu su darbuotoju dėrėtis dėl atlyginimo, ar ten dėl darbo sąlygų ir panašiai. Ir dabar tokiam šiuolaikiniam pasauliu tai labai greitai gali tapti silpnybė, kaip tik tas nesidalinimas, kažkur strigimai komunikacijai, ten sakykime, ir panašiai. Ir ypatingai žvelgiant į tų skirtingų šalių patirtis, aš taip pat ruošdamasis pokalbiui ieškojau ir žiūriu, kad Italija kaip viena iš pačių pirmųjų, iš tikrųjų net visur straipsniuose ir ten paguglinus yra metama, netgi, ką irgi įdomu sužinau, kad netgi jų tas familija žodis, net jisai simbolizuoja ne tik tą artimiausią šeimą, bet netgi gali simbolizuoti ir labai gerus draugus, labai gerus partnerius ir tai yra tarsi ta mūsų šeima. Ne? Čia mes lietuviai gal iškius ten krikštatėvio, žinom, ten romantizuotą kriminalinį pasaulį ir ten tokį itališką familiją. Bet kai kalba eina apie verslą ir kai kalba eina apie tokį perėjimą iš vienos kartos į kitą, kaip tu manai Lietuvos atveju? Ar Lietuva irgi yra tokiame kelyje tapti kažkada kaip Italija ir turėti tokias gilias tradicijas šeimos verslo, kada perdavimas yra ten iš 4 kartą į 5, į 6 kartą, ar vis dėlto mums tas gali užtrukti gerokai ilgiau? Tikriausiai sunku atsakyti šiandien, iš tikrųjų, kaip bus. Labai priklauso nuo tokių keisų kaip mano asmenės ar mūsų šeimos, kaip mums visiems pasiseks, kaip pasiseks įmonėm, kurios yra tokiam panašiam kely, kaip mes dabar esam, nes tai tiesiog yra pakankamai nelengvas procesas. Man atrodo, čia yra kritiškai svarbu vieni kitus palaikyti, lietuvių verslus, kurie yra šeimos verslai, nebijoti dalintis gerom patirtim, gerais atvejais, kur pasisekė, kur pavyko,
tėvam kalbėti su tėvais, vaikams su vaikais ir pasidalinti tom patirtim. Tai aš jaučiu net asmeniškai kaip ir misiją, kad padėti mūsų šaliai, kad būtų tokia kaip Italija kažkada, kad būtų tokių stabilių verslų, tokių, nežinau, nuostabių įmonių, grandiozinių pasaulinių, kurios iš kartos į kartą, man tai čia yra didžiulė garbė. Aišku, mes turim truputėlį pakeisti požiūrį kaip visuomenė, nes šiandien ne visiems dar yra, kaip pasakyti, ne visa visuomenė vertina tai pozityviai, net ir buvo išėję tokia ir straipsnių linija kaip dinastijos, ar ne toks gan negatyvus žodis iš savęs, kad čia jau realiai tu čia kažkaip tau iš dangaus nukrito, tu čia dabar čia turtuolis tapai per naktį ir panašiai, lygtais, kad tas verslas yra kažkoks čia vagis prisivogė ir čia tokie, daug tokių negatyvių dalykų istoriškai buvo su verslu siejama ir vis dar dabar tai žiūrima, tai niekas nepasisekė tavo gyvenimą, tai grįžai tėvelio verslą, kaip pavyzdys, ar ne, tai nesakau, kad mano rate yra tokių žmonių, bet tikrai žinau, kad yra to opinija visuomeniai. Tai realiai turi pasikeisti arba turi keistis ir visuomenės požiūris į tai. Ir man atrodo svarbu kalbėti pakankamai garsiai, ką tai reiškia, nes daug kas tiesiog nesupranta, nepatyrė ir kad tai yra kosmiškai rimtas dalykas ekonomikai, kad tai būtų, nes tai yra ir ekonomikos stabilumas ir jeigu iš kartos į kartą, tai tikriausiai verslas ir tampa, lieka lietuvių akcininkų rankos ir panašiai, tai to ir lietuvybė per tai plečiasi ir ta tokia ir mūsų ekonomika, BVP ir, kaip sakau, tie verslai yra labai linkę investuoti ir savo, sakykime, uždarbį atiduoti visuomeniai. Labai paprastai yra labai socialiai atsakingi verslai, šeimos verslai. Nes, kaip sakau, jiems nėra labai svarbu išmokėti dividendus, jie mato prasmę kažkokiuose platesniuose ar ne vertybių skalėse. Tai manau, kad įmanoma, bet tikriausiai labai daug turim padaryti tokio didelio ir sunkaus darbo, pramušti tas tokius ledus gal Lietuvoje, kad keistųsi požiūris visuomenės, B, kad sugebėtumėm rasti mechanizmus ir netgi tokius pagalbininkus konsultantus Lietuvoje, kurie galėtų padėti verslams perėti iš pirmos į antrą kartą, nes ne visą laiką įmanoma šeimos nariams susikalbėti, kartais gerai tas moderatorius ar ne. Tai čia, man atrodo, yra kritiškai svarbu ir manau, kad tas ir palaikymas ir valstybinė lygmenė, ar ne, ir tas galbūt suvokimas, kaip tai yra svarbu šaliai, koks tai tęstinumas ir kiek galima paskaičiuoti, sakau, kiek verslų ar ne šeimos duoda visokias paramas ir ten versus, sakykime, kažkokios korporacijos ir panašiai. Tai tiesiog matyti ir gerbti ir ieškoti gal ir kažkokių finansinių lengvatų ir panašiai, kad pereitų ir ten neapmokestinimai akcijų, visokie dalykai, ar ne, kurie sakykime, padeda gražiau suvaldyti visą šitą kelionę. Tai tiek tikriausiai. Man atrodo, kad čia yra būtent labai svarbi ta linija yra vertybinė. Ir ką ir tu nekartą paminėjai, kad verslas tai tampa jau labiau kaip įrankis, ne, toks kaip vehicle, pasiekti kažkokį tai tikslą ir tas tikslas gali būti labai įvairus. Gerovė kažkokia valstybinė bendrai, ar ten miesto, pavyzdžiui, gerovė, ar ten kaimo kažkokia, ne, jeigu yra labai lokalus verslas. Tuo pačiu bendrai, ten galim kalbėti apie ten Lietuvos ekonomiką, žinoma, bet ir šiaip tiesiog apie talentų įgalinimą, įdarbinimą, kaip sakoma, ir visai kitaip. Ir kai mes nagrinėjame to tokį kartų tematiką, šiek tiek jau užsiminėm apie tą jauną amžių, bet aš norėčiau prie jo sugrįžti ir labiau apie tave. Kaip tau pavyksta užsitikrinti arba užsipildyti tokį pasitikėjimą, tokį autoritetą prieš žmonės, kurie galbūt ir amžiumi yra vyresni. Nes, pavyzdžiui, kalbant su vadovais, ir aš dažnai dirbdamas su tais vadovais, kurie tapę jais yra neseniai, ne visada, bet dažnai jie būna kartu ir jauno amžiaus. Ir sako, viena iš problemų labai dažnų būna, sako, Tomai autoritetas. Sako, aš ten 20 kelių, ar man ten kokie vos 30, o pas mane komandos nariai ten po 40 ir plius, į mane rimtai nežiūri. Žiūri, kaip į mane ten, sako, jauna bernužėlė ir panašiai. Kas tau labiausiai padėjo turėti tą autoritetą tokiai tau pačiai, juolab, aš taip žvelgdamas iš šalies galvoju, tavo netgi dar sunkesnė situacija, nes yra tėčio verslas ir atrodo ateina dukra ir reikia dar stipriau, ar ne, įeiti į tai. Jo, geras klausimas. Kas yra tas dalykas, niekad iš tikrųjų taip nepagalvojau stipriai, bandau dabar reflektuoti, kad tikriausiai esminis dalykas tai atvirumas su žmonėmis ir tas pasitikėjimas žmogiškas, ką tai reiškia, kad tu kaip vadovas rodai pasitikėjimą, dažnai neteini ekstra mylę, ar ne, esi atviras, pastebėjau, kad žmonės
vertina, kai tu daliniesi dalykais, kad tu susilygini, kad tu esi, kaip pasakyti, tu gali vienas į kitą kryptis, tu, va, čia vienas dalykas buvo pačiai pradžiai, visi beveik sakė, jūs į mane, man toks buvo palaukit, sakau, žiūrėkit, susitarėm vieną taisyklę, kad mes esam kolegos ir mes sakom tu. Ir visą laiką dar klausdavau, ar nieko prieš, jeigu, sakykime, mat ir vyresnė kolegė, nevadinčiau tu. Sakau, aš tiesiog noriu, kad kai esam jūs, mes atsitraukiam, lygtis takoskira atsiranda, jeigu tu lygtais mes suartėjom. Tai gal pirmas dalykas prieiti prie žmonių, nors suras žmogišką ryšį, man atrodo. Ten kažkoks, kaip pasakyti, ten nuleisti, padaryti ir visą kitą, labai sunku, pirmiausiai prieiti ir man atrodo, va, tie mano ir pokalbiai patys pirminiai su žmonėm tikrai padėjo, pirmiausiai pasitikėti ir gerbti darbuotoją. Man atrodo, kas irgi buvo gražu, kad daug teko daryti smagių iniciatyvų darbuotojams. Fokusas tikrai, kai tik atėjau, labai didelis buvo į darbuotoją. Ką aš galiu padaryti, kad jis geriau jaustųsi. Jeigu jis jausis gerai, mes tada galėsim kartu nuveikti dalykus. Jis bus produktyvesnis, jis norės ir tą rezultatą labiau padaryti, nes tiesiog jam bus fun. Tai man atrodo, va, tas priėjimas su žmonėm, kalbėjimas, jis tikrai mano, aišku, suvokimu padeda. Ir tas autoritetas tada ne kažkoks, kad čia bosas, vadas, bet jis tiesiog yra toks pat mirtingasis, toks pat kolega ir jam rūpi. Tas man nuoširdžiai rūpi ir tikrai aš pakankamai buvau atvira ir ten komunikacijoje ir su daug kolegų net ten, nežinau, beveik visi mes Facebook'e sudraugavę, nėra kažkokio čia vadovas, tai aš dabar čia nepriimsiu į draugus, nes čia ką čia pagalvos ir mes ten tikrai ir pačiatinam vieni su kitais, toks betarpiškumas, ta prasme, nėra, kad čia vadas kažkur aukštai ir ten eilinis darbuotojas ir man ir dabar norisi gal net dar daugiau ryšio turėti, eiti kalbėti, tiesiog leisti laiką, pažinto žmonės, nes jie visgi yra ir šeima, kai šeimos verslas, tai jau šeima, kaip turbūt ir pats minėjai, La Familia ar Familia, ne itališkai, tai lygiai taip pat ir šeimos versliau tavo ta šeima tampa, mūsų atveju Saivabalte, ten 100 žmonių realiai jau kaip ir šeimos nariai. Tai gal vienas dalykas tas žmogiškumas, priėjimas artimas, suvokimas, atliepimas, kai jam yra blogai, išklausimas, duoda tokį kaip pasitikėjimą, pasitikėjime yra tas galbūt ir respektas, pagarba vienas kitam. Ir aš manau, kad ir parodyti turi rezultatais ir darbu. Realiai, kai tu kažką darai, kas duoda rezultatą, tada pradeda tavim pasitikėti ir mato, kad tu matyt kažką gali padaryti. Tai aš tikrai daug dėmesio skiriau tiesiog dirbti ir ten tuo momentu gal net ir tos, valandos buvo tokios ekstra, tokio matė, kad man rūpi, aš tikrai stengiuosi, aš ten, jeigu reikės ten ir per naktį, bet padarysiu ir tikrai rodydavau to savo keliu, kad aš esu šalia, kad aš padėsiu ir kartais atrodo tokie mažmožiniai dalykai, kur kaip ir vadovas nebeturėtų daryti, bet nebuvo tokio, aš nedarysiu, nes čia jau dabar ne mano atsakomybė. Labai toks buvo, aš ypač pačioj pradžiai, labai toks į visus užduotis, į ten, nežinau, padėti ten kažkaip paprastus dalykus, kaip kokie Excelio shortcutus padaryti, kad tiesiog tai darbuotojai būtų lengviau ir ten mažiau laiko užgaištų, nes galbūt ten neturėjo iki galo tos kompetencijos, tiesiog tu ateini ir žiūrėk, aš tau padėsiu. Ir tada tas žmogus kažkaip lemba geras, čia ta prasme. Ir po to per tai, aišku, atsiranda, nenori tas ir reiklumas pradeda po kurio laiko, nes tai negali būti tik tais draugelis, ar ten labai išklausytas, bet turi ir pasiekti rezultatą. Bet tada tas rezultatas toks komandiškas, tada gali pasiskambinti, tada jauti tą žmogų, matai, kaip jis jaučiasi, kas per tai, man atrodo, ateina. Tai manau, tas padėjo ir šiaip tas, kai tu kalbi, tu turi kompetenciją, tu kažką pasakai, ten ne šiaip aš nieko nežinau ir visą kitą, ateini irgi su savo idėjom, tai manau, kad ten ir tarp klientų rato, gal ten pirmas įvaizdis, čia kažkokia jauna blondinė atvažiavo, ką jinai čia veikia, gal jinai čia kokia asistentė, kas labai normalu ir tikrai turėjau ir tokių keistų, net nemalonių keisų ir kai pradedi kalbėti, kai pradedi argumentuoti, dėlioti mintis, tai visi būna net žalę praradę, what the fuck, galvoju. Tai buvo tokių patirčių, bet manau, kad tada tu parodai savo darbus, savo veiksmais, savo kalbėseną, argumentais, savo, nežinau, mąstymu ir žmonės pradeda tave vertinti. Tai tas pirmas įspūdis, natūralu, kad mes jį turim pamatę žmogų, bet kai tu pradedi bendrauti, tai tada pradedi vertinti jau žinias, jo įžvalgas, jo brandą, manyčiau, ir tada atsiranda tas respektas. Tai, nežinau, tiek. Jo, kartais čia, žinai, kaip sako,
Kartais branda ateina su amžiumi, kartais amžius ateina vienas. Arba branda be amžiaus netgi gali ir ateiti. Ir viskas per patiris. Man atrodo, blema, čia toksai visiškai killer duetas yra gebėjimas skirti dėmesį ir bildinti tą žmogišką santykį ir gebėjimas sugeneruoti rezultatą. Nes tikriausiai vadovui, ypač šiuolaikiniam vadovui, jeigu trūksta kažkurio iš šitų dviejų sričių labai stipriai, tai viena vertus gali būti taip labai geras draugelis darbuotojam, bet kas tada iš to, aš kaip ten, kaip sakau, draugelis galim būtent kiam hobyje, ten būrelį. Taip. Susitikti ant šratasvidžio pažai šeštadienį, bet kartu, jeigu būsiu tik rezultatas, tai gali būti irgi per griežta, gali netikti ir per sausą, taip. Ir vėlgi galų gale, koks tas rezultatas bus, nes dabar žmonės, aš netgi apie tą jaunąją kartą irgi esu, vėlgi dar netgi jaunesnės kartas, kur, kad ir kai mes ant tą kartą pavadinsim Z kartą ar dar kažkokią, kur sako, jie nėra išlepę, bet jie tiesiog turi pasirinkimą. Tiesiog šiuo metu yra labai labai daug options, gali daryti labai daug dalykų ir norint kompanijai į ateitį, ypatingai žvelgiant, sudėlioti kažkokią tai, tą patį konkurencinį pranašumą iš darbuotojo patirties pusės, tampa vis aktualiau investuoti tą darbuotoją. Tai man irgi labai džiugu girdėti, irgi, kad tas dėmesys yra toksai didelis ir kad tas perdavimas iš kartos į kartą netgi tavo atsinešė su savimi ir tą tokį šviežią naują požiūrį. O žvelgiant ne tik iš to perdavimo pusės, bet žvelgiant į ateitį ir į tavo veiklos ateitį, kas šiuo metu tave labiausiai įkvepia, labiausiai domina kažkokia sritis šio metiniai dabartiniai tavo veikloje, kur atrodo, čia, taip, žinai, didžiausias smalsumą kelia. Tai mes gal ir kalbėjom, tai tas šeimos verslo perėjimas iš vienos kartos į kitą, nes tokia savotiška mistika, vadinkim, ar ne, nėra daug tų keisų ir daug tų pavyzdžių, ypač artimoje aplinkoje, Lietuvos aplinkoje. Tai tą viską taip sudėlioja, taip, kad visiems, kaip pasakyti, visi jaustųsi gerai ir šeimoje, bet to pačiu ir galėtumėm versle labai gerus rezultatus pasiekti. Tai čia tikriausiai man labai įdomu ir sakau, noriu ir gilintis ir man patinka ir skaityti, ir domėtis, ir aš ten ir sakau, kalbuosi verslais ir sakyti, ar man toks kaip hobis tapo, nes tai tiesiog nėra kažkur, nežinau, aš dar taip nesimoku ar ten panašiai. Tai čia viena dalis. Kita man visą laiką labai įdomi ir labai svarbi, tai yra tas human resources, ne, tas žmogiškasis kapitalas, ko žmogui reikia, kaip su juo bendrauti, kas geros praktikos, blogos. Tai man tikrai tai aktualu, kaip tą mikroklimatą sukurti ir taip toliau, kaip, sakykime, irgi nepasidaryti, kaip pats ir minėjai, ten per daug artimų, nes po to irgi tampa sunku. Tai kaip tą balansą tokį surasti, tai man čia irgi yra labai svarbu, nes kažkaip aš tokia mėgstu būti žmonių žmogum, man tai taip natūralu yra ir tiesiog suvok, kaip žmonės veikia, kažkaip gebėti geriau juos skaityti, kad taip greitai galėtum suprasti, kad jis jau negerai jaučiasi, kad pabendrauti, suvokti. Tai šitas dalykas. Ir kitas dalykas, aišku, tas lyderystės tobulinimas. Vienareikšmiškai tie etapai lyderystės yra visokie, ar ne, ten dažnai, būna proaktyvesni, ten kažkokie daugiau, bet kaip įgalinti žmonės, kad prie tavęs augtų lyderiai, kad tu neužgoštum žmonių, kad tu gebėtum daugiau, kaip būti treneris ant solelio ir stebėti, kaip žaidžia, bet kur reikia panaviguoti. Tai man atrodo, čia irgi man asmeniškai labai aktuali tema, man labai rūpi ir aš tiesiog nuolatos ieškau, ką aš galiu geriau padaryti, ta prasme, kur aš galiu patobulėti ir kad tai gali padėti ir komandai augti ir kad žmonės jaustųsi atsakingi už dalykus, kurie daro, įgalinti, kad jie norėtų daryti, bet to pačiu, kad jiems būtų ir laisvės, bet kad pasiektumėm tą rezultatą, tai toks, ir tas, kaip ir lyderystės toksai kompleksiškumas man yra aktualus šiandien, tai šitos temos tikriausiai įdomiausios. Čia visos šitų temų turi ten maks gilį ir plotį ir čia tikriausiai kiekvieną iš jų paėmus, čia visą gyvenimą galim apie tai ir mokytis ir tikriausiai niekada nepasieksim to taško, kad galėsim sakyti, okay, I'm done, žinai, čia užtenka apie šeimos verslą, jau viską žinau. Taip. Arba, aš tikiu, kad pasiekus tokį lygį tikriausiai jau reikėtų klausti savęs, ar viskas pakeis. Kas tai blogai. Jeigu jau galvoji, kad, žinai, čia seniau apie šeimos verslą jau viską žinau. Atsisėsiu, ABC sudėliosiu ir atsakymas. Jo, tai nelabai, greičiausiai, tada geras toks ženklas, kad žmogus tikriausiai ne per daug gerai supranta ten tą save arba vieną ar kitą temą. Užsiminėjai, tavo studijos prasidėsiančios, kada jos startuoja, čia jau? Tai čia kitų metų pavasaris turėtų būti, tai dar yra to laiko, vadinkim.
Tai jo, bet bus nuotoliu, tai bus biškai viskas lengviau. Viskas suderinti. Labai šiaip įdomios yra tavo įžvalgos ir viena apie šeimos verslo tavo perdavimą iš kartos į kartą tikriausiai galėtume eiti labai tokias subtilybės ir tokias detalės. Bet pabaigai norėčiau galbūt tokio klausimo, kurio aš paprastai vengiu, apie tokius tarsi palinkėjimus. Nu, žinai, kartais būna, sako, ką ten palinkėtų mūsų žiūrovom. Bet aš galbūt kitaip norėčiau paklausti. Aš norėčiau paklausti, ko tu palinkėtum savo pačiai, žiūrėdama į tai, kokie iššūkiai laukia, į tai, kiek yra, tikiu, didžiulė ambicija, ta ambicija didesnė už verslą, didesnė už pinigus, ko pati savo palinkėt norėtum? O jo, kažkaip geras klausimas toks. Tikriausiai išminties, nes čia man atrodo labai svarbu suvokti, kur tą savo energiją nukreipti. Nes mūsų ta energija yra limituota vis tiek, jinai nebegalinė, ne. Ir tikriausiai, kaip sako angliškas išsireiškimas, pasirinkti, kuriuos battles tu nori laimėti, kad laimėtum karą, ne. Tai pasirinkti, kuriuose mūšiuose tau reikia dalyvauti, kur ten yra labai aktualu, bet nepamiršti to tikslo, ar ne, to laimėjimo karo, tai čia gal tokio, tos vizijos, tos vertybės, ar ne, nes kartais atrodo, gal užsiveli mažus dalykus, kurie galbūt tos pridėtinės tokios vertybinės vertės, ne, kurie tokios vizionieriškos, tai tiesiog jo, išmintingai pasirinkti, ką reikia daryti, kur daryti, kad išlaikyti ir tą verslą, ir, kaip sakau, santykių su šeima, kad nebūtų kažkuriam, nežinau, etape, kad vienas ar kitas ten perkilintų, ne, pereitų už ribų. Tai manau, va čia yra ta išmintis, įsiklausimas, kas svarbu, toks brandumas ir jo girdėjimas, kad tie visi stakeholderiai jaustųsi gerai, tiek įmonės darbuotojai, tiek klientai, tiek šeimos nariai, ar ne, tiek vadovų komanda, kad rastumėm tą tokį kažkokį bendrumą ir rastumėm, tai sakau, kad tai yra nuolatinis procesas, nes tu vis laik ieškai, atrodo kažkas viskas jau čia jėga ir tada vėl kažkoks keičiasi aplinkybės ir turi vėl adjustinti viską. Tai jo, tikriausiai supras, kad tai niekada nebus baigtinis procesas, niekada nebus jo baigtinis procesas, tai yra nuolatinis kelias ir supras, kad tai yra toks kaip jo ilgas maratonas ir tu čia nesprintuoji, čia tiesiog suderinit savo asmeninį gyvenimą, tą darbą, tai darbo ir laiko ir sakykime, laisvalaikio balansas, viskas į tą sueina ir pasirinkti tikrai svarbius dalykus, kur tu investuoji dėmesį ir energiją ir kur nesvarbus tiesiog leidi jiems praeiti ir ten, kaip pasakyti, fokusuojasi į asmenis. Šiandien lengva per visas ir technologijas greitai atsakyti į Messenger ir pamiršti, kad ten kažką kitą rimto darai. Tai čia tikriausiai esminis palinkėjimas. Aš jaučiuosi šio pokalbio metu tai pasisėmęs išminties. Tai noriu už tai tau ir labai padėkoti. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau.